Ar gali kito žmogaus vidinė įtampa paveikti mūsų kūną? Taip, ir net jeigu nekonfliktavote atvirai. Ir visa tai vyksta kito žmogaus galvoje. Jo emocijos, ypač paslėpta įtampa, pyktis ar sumaištis, gali būti jaučiamas per atstumą. Ypač jei esate jautresni ar empatiški. Paprastai mūsų kūnas sureaguoja pirmas, jis sureaguoja greičiau nei protas pajunta. Pavyzdžiui, jeigu staiga pajautėt kažkokį maudimą šone, krūtiniai, galbūt apėmė galvos skausmas, pajutot kažkokį neaiškų nerimą ar sunkumo jausmą ir aplinkoje viskas lyg ir gerai, mintys šviesios pakankamai. Tai gali būti, kad ir tai vėliau gali paaiškėti, o gali ir nepaaiškėti, jeigu to nesidomėsite, kad kažkas jums turi pretenzijų. Ir tai visai ne mistika, o nervų sistemos reakcija į nematomą emocinį signalą. Todėl verta klausyti kūno, nes jis pirmas parodo, kad santykyje atsirado įtampa. Jeigu norite, kitame video papasakosiu praktinį pavyzdį, kaip vidinė žmogaus sumaištis per atstumą sukėlė fizinį skausmą ir kaip tai atpažinti bei apsisaugoti. Taigi, jeigu jums tai įdomu, parašykite komentaruose įdomu ir aš sureaguosiu ir kelsiu naują turinį šią temą.